dalykai keičiasi. Keičiasi viskas, ką anksčiau mokėjom, ką mokėjo mūsų tėvai, seneliai, ką mokėjo žmonės gyvenę anksčiau. Ir dabar viskas keičiasi į tą pusę, kad absoliučiai viskas priklausys nuo mūsų gyvenimuose. Ir žinau, kad visos temos yra opios, bet transurfingas, kvantinė fizika ir kiti mokslai, jie šneka apie tai, kad viskas prasideda nuo žmogaus vidaus. Kartais mes negalim pakeisti pasaulinių įvykių, bet mes galim pakeisti tai, kas darosi mūsų viduje. Ir aišku, mes galim siųsti tik geriausią emociją, energiją, džiaugsmą į apskritai į pasaulį. Ir matyt, didžiausia paslaptis yra, kad dažnai žmonės rūpinasi dideliais išoriniais dalykais, bet vienas iš paprasčiausių būdų, kurį mes galime pasiekti patys, tai yra pradėti nuo savo tarpo, nuo savęs, nuo savo šeimos, nuo draugų ir taip tas ratas didėja, kol apima dar didesnį spindulį ir plotą ir tada jau galime rūpintis ir tokiais dideliais, masyviais dalykais. Dėkoju tikrai savo ir kiekvienam. Pasaulis mums tikrai rūpi ir visi dalykai yra svarbus, bet šiuo atveju mes tikrai labiau galim prisidėti pradėdami nuo savęs, nuo savo rato ir šeimos. Sukurkim taiką pirmiausia savo viduje ir artimųjų rate. O kaip sekasi, tai kartais ir man nesiseka, bet intencijos pačios geriausios. Stenkimės kartu.